Sveiki, esu uždarų patalpų golfo klube Golfin. Visų pirma, norėčiau paprašyti jūsų prenumeruoti mūsų YouTube kanalą Golfin Vilnius. Golfin golfo klinikos užduotis – taisyklingai išmokinti žaisti jūs golfą. Šiame video išmokinsiu jūs, kas vyksta po atakos kampo. Kaip mano lazda turi išeiti į finišo poziciją ir koks turi būti balansas. Labai svarbus elementas yra finišas, kuris turi būti taisyklingas ir su balansu. Visiems patariu, numušus kiekvieną golfo smūgį, 4 sekundės pabandyti įstovėti. Jeigu jūsų kūnas, klubas taisyklingai pasisuko, buvo taisyklingas atakos kampas ir jūs taisyklingai sudirbote su dešiniu riešu, jūs turėtumėte išlaikyti balansą nepriekaištingai stabiliai. Ir automatiškai tada jūsų kamuoliukas skris ten, kur jūs ir norėjote, ten, kur buvote nusitaikę. Tad pradėkime. Praeitoje pamokoje aš jūs išmokinau, kad daviau suvokimą, koks turi būti teisingas atakos kampas, o dabar vienas svarbus dalykas yra, kaip mano lazda turi išeiti po atakos kampo. Tai reiškia, visų pirmas labai svarbus dalykas yra tas, tai yra stabilumas pačiose pėdose ir kai mano lazda atsitrenks į kamuolį, kaip matote, aš turiu pereiti ant kairio kulno ir mano dešinė pėda turi pradėti suktis. Tai reiškia, jinai gali pradėti suktis arba gali dešinė koja būti pėda ant žemės, bet svarbiausias dalykas, mano visas klubas turi būti jau atsisukęs į patį smūgį. Svarbiausias dalykas, ko nedarykite, tai neikit ant kairės pėdos priekio, nes susiblokuos klubas ir tada bus labai blogai, neišlaikysit lygsvaros. Tai svarbiausias dalykas yra išėjimas lazdos, kuris turi būti štai toks. Tai reiškia, padariau atakos kampą, rankos išeina ir riešas prasisukia. Ir kaip matot, lazda yra štai tokioj padėtyje ir automatiškai aš galiu taisyklingai atlikti finišą. Tai reiškia, išėjimas lazdos jis yra labai susijęs su greičiu ir kontaktu, nes jeigu jūs neteisingai išeisit, yra labai didelis lazdos greitis ir jūs automatiškai pradėsit kompensuoti. Tai svarbiausias dalykas yra užbaigti taisyklingai golfo judesį. Padariau taisyklingą atakos kampą ir rankos turi išeiti į tokią poziciją, štai tokią poziciją. Tai reiškia, kaip matote, aš jūs puikiai matau. Bloga pozicija yra štai tokia. Tai reiškia, aš dabar jūsų nematau, tai reiškia, dešinė ranka visą laiką turi būti, kad mano visas veidas matytųsi. Tai reiškia, ir kitas svarbus dalykas, tai yra susijęs su rotacija. Atsistojau, užsimoju. Matot, lengvai sukuosi. Jeigu žaidėjai jūs galvojate, kad yra amžius, klubo problemos, nugaros, tai yra labai paprastas judesys. Atsistojam ir sukamės. Kitas svarbus dalykas, ką galite pasitreniruoti, įsikišti rankas į kišenės, atsistot ir tiesiog padaryti finišą. Tai jeigu be lazdos jums neišeina padaryti finišo, jūs ir su golfo lazda jums neišeis, nes čia jokios fizinės jėgos nėra. Pasisuka klubas, svoris atsiranda ant kairės pėdos, kulno ir pasisuka pėda. Kaip matote, nėra sudėtinga, o sakyčiau netgi natūralu. Tai reiškia, atsistojam, atakos kampas, sukuos. O sustokite ten, kur jums yra patogu. Ar čia sustosit, ar čia sustosit, ar ten sustosit. Kiek jūsų fizinės galimybės leidžia. Svarbiausias dalykas patarimas, 4 sekundės po numušimo turit nejudėti. Tai reiškia, atsistojau, numušiau ir stoviu. Užsimojau, numušiau ir stoviu. Jeigu taisyklingas yra išėjimas ir atakos kampas, jūs sugebėsit sustoti. Jeigu nelaikot lygsvaros, tai reiškia smūgio momentas, atakos kampas ir finišas yra neteisingas ir jūsų kūnas juda neteisingai. Tai labai kreipkite dėmesį,
kaip turit ateiti iki kamuolio, o svarbiausia, kaip turi išeiti lazda ir koks turi būti finišas. Finišas jums pasakys, kokį smūgį jūs turite atlikti, nes galvoje galbūt jūs sakėt, aš noriu, kad mano lazda čia sustotų. Tai čia ir sustokit. Jeigu jums neišeina jau sustabdyti, tai reiškia techniškai mušat neteisingai ir vertėtų jau ateiti pas trenerį, pasimokinti tą, ką aš šnekėjau praeitoje video atakos kampas ir šioje video, kaip lazda turi išeiti ir koks turi būti finišas. Gero jums progreso.